sakai, tau gali, nu, Aš apie tai negalvojau, supranti, man jis iki paskambino, pradėjau uždavinėti, žinai, nes šiaip, ką atsikūnu, aš negarsinau, ką man įdomu, žinai. Sakau, man tas įdomu, žinai, davai netėliau, žinai, pasimesinėkim, žinai, daugiau. Nu, tie dalykai, kuriuos tu net nepagalvoji, nes tu negalvoji, kad jie iš visų svarbu, žinai, svarbu. Jo, kai kurių detalių tu net pats nefiksuoji. Jo. Tada, kai užduodi teisingą klausimą, tada ateina įdomus atsakymai savo pačianai. Įdomu klausimai metai. Šiuo metu visus pamiršau. Ne, turėjau aš tam klausimų apie... Nu, apie patys žaidimą, apie tą koją, apie rankas. Čia aš tai turiu tokį konkretų, žinai, tikslą, kuo daugiau sužinoti ir kuo daugiau perteikti. Nes visi, kurie ateina, žinai, čia reikės uždėti turniketą, tarkim, uždėjau, nu ir va tas, ir paskui tai tu sakei, kad tas, ką aš išmokau, man pasitarnavo. Ir jeigu jie išmoko, tipo uždėjau, tai jeigu taip pat ir save, ir kitus atidėlės. Šitas, nežinau, dėl to aš tai galvoju, kad svarbiausia yra tas įvedimas į karą, jo? Kad praktiškai būt kare, tu jau turi būti pakariavęs kažkiek tai ir įtrauktas labai lėtai po truputį, žinai, pripranti prie garsų, prie gauni žinių ten ir taip toliau. Ir tik jau po to, nes jeigu tas per ankstus ten, tu išmokai, atseit mokai, nes aišku, tu gali ir iki automatizmo save ten išmokyti, ja? Bet kritinė situacija yra unikali, ja? Ir su tavim nutinka pirmą kartą ten šokas visą kitą ir tada tokios formos tu turi padaryti teisingus sprendimus. Ir klausimas, kokie bus tie sprendimai. Jie gali būti klaidingi, gali būti pavėluoti, gali būti emocionalūs, gali būti iš viso, gali stuporas, ar tu tiesiog stovi, nieko nedarai, žiūri. Ir dėl to ta seka, kaip jinai susidėlioja, jinai be galo yra svarbi. Ir dėl to tas, tarkim, tas įvykis, tai neturi būti, jis yra stresinis, bet jis neturi būti stresinis. Tai tiesiog vyko ir tu, jei atsimeni protokolą, tai valioja, neatsimeni, tai automatiškai kažką darai, bet svarbiausia, tu darai. Svarbiausia yra daryti ir ta eiga, ką reikia daryti pirmoje, antroje, trečioje vietoje ir prisiversti tą, vis tiek tas motyvas vis tiek yra, tu privalai vykdyti. Tai dėl savęs. Tai kaip tau pasakau, tai yra mano atveju, tai yra įsakymai savo. Tai kad aš vykdyčiau, aš daviau pat savo garsiai, aiškiai, su keiksmažodžiais, negražiais ten, savo pavardę, tu ten daryk tą ir tą, žinai, dabar. Ir tada darai, perdėti negali, bet tu darai kažką. Ir taip save ten motyvuoji. Ir tai yra vienas iš būdų, kaip prisiversti save stabdyti tos veiksmus. Įraškumą išlaikyti. Tai bet. Dėl to reikia pamatyti ten to gyvo kraujo, gyvų ten tų kūnų, gyvų. Tas įėjimas į karą, tu niekada nebūsi biški. Kare, biški pamačiau, biški sudalyvavau. Bet jis gali būti lėtas ir epizodinis, frontas vis tiek jis turi tam tikrą gylį. Bet tikros išduotis, tu gali, žinai, išlėto, gali ten, tarkim, pabūti ir nebūti, žinai, ten yra mažai sudėtingas, yra lengvas ir su mažai pavojaus komandos, kad būtų suformuotas patyrusių, kad jie būtinai perduotų patirtį, nes jie daug ką pasako, visi tie pokalbiai prie arbatos, prie maisto, nes vis tiek dabar neturime mes tokių, netgi kaip ir šitoje spaudoje rašo, ten 5000 ten apsuptų, tai mes reikia, kai žymiai išgirstame, mes įsivaizduojam, stovi laukia 5000 Ukrainos armijos suvarytų, ir visi laukia, dabar mus supa 200. O visai kitaip, nebėra jokių tų šturmų, kad ten sustoja ten su šautuvais ir eina pirmin ten. Elementariai įlėkė, kas išgyveno, viens išgyveno, tada bando antras prilėkti ten, mažintis grupelės, vienas kitas ir tie, jokių ten 1000 nėra, mes nepamatysim, netgi iš principo mes neturim niekur, kad būtų ten daug karių susitelkę, tu ten 10 pamatyk, jau yra labai daug.
Nes 10 tai jau rizikos zonai, tai pas tave gali atlėkti kažkas, jeigu ten tave žvalgys, tai jau jūs taikinys labai rimtas. Nes šiek tiek 3, 2, 4, tokios grupelės mažytės ir viskas, tai yra tavo sociumas, jo. Tai va, 4, jeigu jie yra, tarkim, 3 patyrę, 1 ne, jie labai gražiai, švelniai įves ir viską pakoreguos, pasakys, daryk tą, daryk aną, tai visai kita veiksmo kokybė, apmokymo kokybė ir užduotis parinks paprastesnės, ten, tarkim, pagal pajėgas ir taip toliau realiai. Tai va. Gražiu, Maikė. Šviežiausia. Oi, persukau telefoną netyčia. Tai va. Jo, su tais įvedimais tai. Nu, bet čia vis tiek. Ta prasme, tu gali būti aфиgenas lovos generolas, sofos generolas, išmanyti viską teoriškai puikiai, bet kol nepapuoli, tol nieko iš tavęs ir nebus. Nu, ne tai, kad nieko nebus, bet, tu nežinosi, kaip tu stresinėje situacijoje gali pasielgti. Taip, kaip ir bet kur kitur, mes visi, aš irgi ten, ne kartu ne krepšininkas, bet galiu drąsiai komentuoti ir Čia mūsų kraujyje tai yra. O dabar mūsų kraujyje yra ir karas, mes visi jau daug ką žinom, bet yra teorinis žinojimas, dėl to ir irgi yra toksai daug linksmų išsireiškimų. Čia keiksmažodžiai leidžiama, ne? Tai aišku. Tai vat vienas yra, net pamiršau, vieną linksmą, tokį pasakysiu, tai yra visažinis, kad visi visada rasit komandoje žmogus viską žino. Išminavimas, žinau, artilerija, žinau, lėktuvai, kosmosas, ten, medicina, tai Ukraina labai linksmai vadinamas yra aštunsparnis septynbybis, va taip vadinate. Čia toks lietuviškas vertimas leidžiamas. O kaip ukrainiečių sistema? Восьмикрылый хуй. Dar kartą? Восьмикрылый хуй. Va, yra tų, sakykime, sofas ekspertas, aš pamiršau, kaip ten irgi vadinasi kažkaip gražiai, bet leistina, kad pamirštu dabar. Irgi turi kažkokį gražų pavadinimą ir tų ekspertų jų netrūksta, bet tai yra labai paprasta, žinai. Jeigu tu esi ekspertas ir tau kažkas tai nepatinka, ypač Ukraina labai paprasta, ja? Tai tu sugini komisariatą. Komisariatą negi tave gali varomi pliusą sistemą, tu negi gali užpildyti, kur tu nori. Ja? Jeigu tu matai, kad, tarkim, tokiam galimybę atvarkė, jie nemoka kariauti, vadovai netaip, vadovauja netaip, tai ekspertai labai paprasta, jie padarė, žinai, ir tada taip, tada tiesiog reikia maštabuoti gerą praktiką ir viskas valiu, tai sveikintina, pagirtina, kiekvienas turintis jėgų galių ir tų teisingų sprendimų, galintis priimti lovos sofos ekspertas, jisai visada yra laukiamas ir parodyti darbais. Tiek, kad ten darbino žinti metodais įjungia, kad žinai, jeigu ta teorija yra tokia šiaip sau, tai darbinis žmonės neturime. O šitą tais gaudimais gatvėj, kiek tai yra realu? Tai aš nežinau, čia toksai, ką žinau, kaip ir, čia truputį, manau, tai yra, kai kur yra, bet mesgi matom, tai yra šou realiai, jo, tai yra šou, mes matom, jis turi kažkokią režisūrą, turi kažką tokį, kuris mums rodo, kiek turi parodyti, jo, mes nematom nuo A iki Z, aš irgi atėjom tokį, tai yra, aš manau, dalis psiopsio, gan rimto psiopsio, irgi kolega Mara irgi man atsiuntė kažkokį šūdą ir ten kažkas, situacija tokia, ten, žodžiu, žmogelis, jį ten tempia į komisariatą, jis jaučiasi labai blogai, ten bus nemiršta, susirga kažkas ten tokio. Link jo bando atleikti greitoji, ten šitą. Ir jos neleidžia, prasideda konfliktas, ten visi tai filmuojama, kokie ten TCK. Bet mes turim labai paprastą situaciją, kodėl jį reikia tempti. Jį neparodo, kas ten vyko, kodėl jį jau tempia. Kodėl jis buvo sveikas iki tempimo, o po to jis staigiai pradėjo sirgti ten jau vidu būdamas. Nes vis tik turbūt provokacija, kažkas, kad tave temptų, nes visada tu pasiūloma, yra tavo šaukimas ir einam kartu, žinai. Jeigu tu adekvatus, tai tu reini, žinai, tada sprendi savo klausimus. Jeigu tu provokuoji, tada provokacija mums niekada neparodė pradžios, nuo ko tai prasidėjo. Nei vienam video nėra šito.
Tai va šiuo atveju kaip greitoji, tai mes irgi tik matom finalinę dalį, kaip ten neleidžia ten tos greitosios, kaip ten jie, tai bet gerai, o juridiškai kaip, tai yra karinis dalinys. TCK yra karinis dalinys, turinti savo perimetrą, apsaugai, kurie pakliūtų, negali taip, jeigu tu nori, tai negali pakliūti. Užsirašai su dokumentais, gauni valandą, priima, tave aptikrina viską, jo. Ir jeigu nutinka kariniam daliny, tai yra jurisdikcija karinio dalinio, tai yra net civilė greitoji važiuoja. Jeigu jam blogai, kviečia jau karo gydytojus, medikus. Tai va, kodėl jie nori ten įsibrauti ir suteikti, bet nesvarbu, kas ten yra, kas ne kariškis, bet jurisdikcija yra karinio dalinio. Tai va, tai yra, kodėl jie tą daro, tai be abejo, kad pilna tų provokacijų ir tai be abejo, kad tai veikia. Ir tai aš galvoju, kad tie psiopso išrinktų tokių rusiškų, tai yra, manau, jie gerą treniruotę darė daug metų Ukrainoje su skiepais Rusijoje. Nes Ukrainoje buvo labai daug informacijos skiepų tema. Dėl to buvo metodiškai pateikiama, kūrimos antivakserių. Mes Lietuvoje antivakserių turėjome. Taip. Bet jie įdomi labai kilmė iš tų, nes ten metodika vis tiek labai seniai paruošta kažkur čia tai gimusi. Nes visa medžiaga kažkodėl tai, jo, būtų keista, rusų kalba buvo. Ne anglų, ukrainiečių, ne portugalų, ne zulų kalba. Antra, tai buvo tikslinės grupės kažkokios, jo. Ir jos išvystė tam tikrose ligose situacijas, kai mes turim, tarkim, poliomielitą tik Afrikoje ir Ukrainoje. Kur dar pasaulyje yra poliomielitas? Jo nėra, nes tiksliniai su poliomielitu buvo sudirbta čia. Čia kaip testinis greičiausiai variantas yra pasitikrinti, kaip psiopso gali, jo. Ir jinai privedė prie to, kad iš tikrųjų mamos yra įsitikinusios, kad ne, šito tradicinio skiepo negalima, kurio pasaulis pamiršęs realiai. Bet mes turim čia lygą, čia galima pasikauti tokį poliomielitą. Ir po to jie vystė toliau ir tų antivakserių, kurių tu neišgydysi, ant kiek giliai tas smegenys eina. Tai manau, šitą labai sėkmingą treniruotę ir po to kaip TCK puikus taikinys realiai, kaip visą šitą struktūrą būtent padaryti jos imidžą būtent tokį. Ir manau, tas organizuotas provokacijas ir taip toliau ten surežisuotos tos scenos ir taip toliau kažkas dirba juodą darbelį. Bet mes turime atstovų, susivaldo. Tai šneka, tai pateikinėja irgi, jau suvalgęs, nurijęs ir panašiai. Nes jis yra, skandalingas, skanus, jis valgas yra. Nes žmonėm neįdomu, ten nei kačiuk, nei geras patirtis. Jo, supratau. Nes mesgi nematom atvirkščiai, tarkim, kodėl nefilmuojame iš principo, tarkim, vyrai, kurie eina po šiandienai patys, jo. Tikrai dabar, tarkim, po šitų Trumpų bairių važiuoja užsieniečiai masiškai kariauti čia, stoti į zasų gretas, tai kodėl nėra dabar nepilna tų video, kaip ten, tarkim, nežinau, anglai, amerikiečiai ten ir visi kiti važiuoja čia tarnauti. Ir iš tikrųjų, po tam tikrų įvykių visada būna visą laiką sujudimas. Pas mus Šaulių sąjunga tas pats įvyko. Dabar po viso šito vėl judesys ir iš tikrųjų su parama irgi. Buvo nurimę visi kažkur, letargas ir, susitvarkys, patys. Ir dabar taip užjudino, kad vėl sukliuko. Bet mes tų tūkstančių nieks nefilmuoja, kad jie eina, kažką daro, koks tai nenaudinga. Taip. Nes, ta prasme, tiem, kuriem, tos kitos propagandos pusės vartotojams, tai atrodo taip natūralu, kad, net nereikia čia, pasakot, rodyt, kad čia šitas vyksta. O anie tuo naudojasi, viską absoliučiai pakiša ir tam tas tabletytės suryja. Tik jūs nenustojat kalbėti. Gerai, viskas, ačiū.